pirmas stopas, esu jau Klaipėdoje. Sekanti stotelė bus keltas ir tada į Kylį. O prieš išplaukiant reikia pasistiprinti, taigi esu Makdake. Trumpai užkandu, kai visą laiką geros energijos ir labai sveiko maisto. Na ir kelsiuosi į Kylį. Iš Kylio minsiu link Danijos. Danijoje susitiksiu su savo bičiuliu Laimonu ir padarysim tokį 3-4 dienų long ride, ne long ride, weekend ride turbūt, pažintinį pasivažinėjimo po Daniją, Danijoje nesu buvęs. Viskas aš kelti, už manęs naktinė Klaipėda, nuostabus vaizdelis. Kur čia, čia uždaryta, reiškia, nuėjau kažkur ne į tą pusę. Čia bus pusryčiai ir pietus. Čia laivapriekis, kaip gražu. Žinai, pasižiūrėti laivų priekį. Štai Klaipėda vis dar matosi. Biškį gaila, kad tamsu. Ten kažkokį pasiėmiau savo mėgimo blanšo. Kelti tai 5 eurai, 5,50 €. Ne taip jau ir blogai, galvojau, brangiau kainuos. Tai tikrai galima pasimėgoti. Cheers už kelionę. Flensburge, iki nakvynės vietos panašiai dar apie 20 km turbūt. Labai jau kažkaip aš čia lėtai judu. Bet kiek žinau, Laimis dar irgi neatvyko, bet jis atvyks anksčiau už mane, tai turėtų užkurti laužą. Atvyks jau bus ugnis, šilta, miegosim pavėsiniai, be palapinių. Bus įdomu. Vos nepralėkiau. Denmark. Nauja mano šalis. Denmarke dar nesu buvęs, tai yra Danija. Jo, radau. Zdarov, seniuk. Pasisveikink į kamerą. Ai, filmuoji? Aišku. O kaipgi, nereikia dėl. Vakarienė, bandelės, dešrelės ir mėsainis iš lietuviško McDonald'o. Tokia pavėsinė, čia miegojau naktį. Dviratukas, šortai. Biškį pradžiuvo gal, maikutė dar. Drėgna, nieko, išdžiūs ant kūno. Dviratukas. Purvinas visas. Ką darysi? Ten Laimonas. Bandera nuo vakar. Guten Morgen. O dabar jau mataisi, prieš tai buvo nesimatė. Labas rytas. Einam pasidaryti, kaip čia atrodo Danijos miškai. Tikrai graži poilsiavietė. Graži gamta aplinkui. Einu pusryčiauti ir krautis daiktus ir kilsim. Edgars nuvažiavo ir dabar galėsim pažiūrėti, kaip juokingai atrodys, kai sustos ir sugrįž savo kameras pasiimti. Kamerą palikai! Čia išsijungia, tau nebefilmuoja. Filmuoji? Koks tavo pirmas įspūdis atvykus į Daniją? Nori tulik. Geras iš tikrųjų, panašiai kaip Lietuvoje, gamta graži.
medžiai, viską, tik tais vat nustebino va šitie šelteriai, kad Lietuva galėtų tokių daugiau būti. Nei palapinės, nieko nereikia. Nu, fantastika. Pala, ko čia tas miestelis vadinasi? Aruba? Ariba? Aruba. Kaip? Nežinau, kaip Abendra, kaip taris dar. Ai, Abendra, jo. Okay. Abendra uostelis, ten fjordas prie Baltijos jūros. Ir dabar šiandien važiuosim link Eisbergo, ne? Ir ten jau bus Šiaurės jūra. Šiaurės jūra. Nu, ta prasme, ten jungiasi su Šiaurės jūra, su kita pusė. Esu Ribės miestelyje. Kiek žinau, tai seniausias Danijos miestas. Pirmiausia, pavalgysim, užkasim, tada važiuosim apžiūrėti senamiesčį. Ką turim? Visus visą laiką domina kaina. Tai va. Pakelis sausainių. 2 maži pakeliai daniškos dešros pabandysim, koks per skonį, sakė Laimonas, nelabai skanu. 2 bandelės su dešrele. Čipsų maišelis, konservuotų pomidorų skardinė, butelis vandens, ką dar aš turiu, ir Lidlo gamybos kola, visą tai 11 eurų. Ar čia pigu ar brangus, spręskit patys. Ir nedėjokit, kad Lietuvoje maistas brangus. Vien 634 pastatas pastatytas. Čia vyksta ekskursijos kažkokios. Čia jau kaip ir Šiaurės jūra. Ten jau kaip ir skaitytųsi Šiaurės jūra. Ir Šiaurės jūra jau yra veikiama vandenyno potvinių. Ir va čia visur yra pastatytas pylimas, nes kitaip šita Danijos dalis būtų užtvindyta. Čia veikiam elevavimas. Kur atplauksim? Pal čia keltai? Čia atplauksim, ne? Kažkur čia, tai čia. Ai, šičia, ne? Galim rasti. Kur koks kraštovaizdis, kur randasi. Tai šitą bandysim važiuoti, o čia Rioma. Štai to tiltuko nėra. Ai, čia rytoj, ne? Čia tas silt, vokiečių sala, čia gali sukelt, aš tau atsakiau, siūliau. Tai pasitraukim nuo ryt, čia varyt, perskel čia. Grįžome į Eisbergą. Išsitraukiau pagaliau kamerą iš tašės. Pravažiavom visą salą, visus gražius vaizdus pramargalinau. Tai dabar reikės miestelį biškį pafilmuoti. Nes kamera liko įkišta. Aš tai tokia romantika važiuoti ir keliauti su dviračiu. Kaip bebūtų, yra ruduo ir lietus yra rudens neišvengiamas atributas. Džiugina tik tiek, kad nėra taip labai jau šalta, bet vis tiek nėra ir labai malonu. Šiandien daug nefilmavau. Kažkaip pakuojant kamerą įkišau į galinį krepšį tarp daiktų ir prisiminiau jau po to, kai buvo viskas supakuota. Ardyti per lietų nesinorėjo, tai įsimiau tik po piet didžiąją dalį į naują nakvynės vietą. Kiek mažiau, ne tai kad neįprasta, bet namelį kiek kitokia, šilteri. Nedideli, bet 2 aukštų. Galima miegoti tiek pirmam, tiek antram aukšte. Čia miegos Laimonas. Ir dar 4. Čia mūsų nedidelės radybos, kažkas paliko lauktuvių su prierašu, kad teikit
Jų tikrai pasinaudosim. Čia, kiek suprantu, yra daniškas, kareiviškas davinys. Gali rinktis arba padažą gauti, arba vieną duoną papildomą. Man užteks vienos duonos. O, duonytė. Vau, duonas rekelė. Nu, bet pagal maistingumą jinai yra 100 gramų duonos turi 229 kalorijas, o čia yra 42 gramai. Rašo 2 slices. Bet vienas tai buvo, tai pavogė vieną. Ar čia? A, jo, 2, žiūrėk, čia ir yra 2. 2 slices, dar čia yra va. Tai? O, 2 gabaliukai duonos. Šaltai džiovinta kava. Nice. Gerulis. Nu, paragausim. Tirpi kava. Ypač vakare netinka. Brussels pate. Pate tai yra... Kremas. Ne, pate yra šitos, kaip paštetas. Gali vieną valgyti. Nu, paragausim tuno. Kažkaip nežinau. Duona kai daniška, tokia gryna. Kažkaip taip labai apetitinai man čia netrodo. Nežinau čia. O kaip paštetas? Valgomas? Paštetas kaip paštetas. Ar biškai paragausi gerai? Ar verta atsidaryti? Paštetas tai skanus. Paštetą atsidarysim. Pork liver. Nu, kiaulienos kepenis. Salt. Gal jau nebeskaitau, kas čia yra. Skonis, žodžiu, geresnis nei skaitant sudėtį. Na, o lovytė paruošta. Renkasi žmonės, matoma irgi pasiliks gal nakvot, bet jie atvažiavo su kemperiu, man atrodo, tenais. Gerai, reikia įsirinkti likusius daiktus, biškį prasidžiovinti. Lietus nustoja, yra gana šilta. Tai džiova šiokia tokia gal bus. Svarbiausia prasidžiovinti šiek tiek batus, nes batai peršlapia. Šimsiu padukus. Kojines turiu atsarginės, tai jeigu neišdžius, naudosiu jas. O jeigu ne, tai ką darysi? Džiovinti.